Labas rytas. Kiek kartų gyvenime mes va taip gyvenam visą savo pasaulį matydami tik lyg pro užuolaidą. Vien todėl, kad valgome, pavyzdžiui, žiūrėdami į telefoną. Jeigu mes klausome žmogaus, mes labai dažnai net negirdime jo, mes tik laukiame eilės, kada galėsime pasakyti savo nuomonę. Bet kai mes nustojame tai daryti, mūsų pasaulis prasiveria ryškiom spalvom. Mes nebekeliame iliuzijų kažkam, kad tai turi būti, kad būtinai, nes kai iliuzija yra šitaip, kai tu nurimsti ir kai tu gali sau leisti tiesiog gyventi, mėgaujantis viskuo, kas vyksta tavo gyvenime, tu supranti, kad ši užuolaida, kuri tave skyrė nuo tikrojo tavo pasaulio, visiškai nuo tikro pasaulio, ji pagaliau pasitraukė ir tu matai tikras spalvas, matai tikrus žmonės, tau tai reikia valgant jausti skonį maisto, žiūrėti maistą, matyti jo spalvas. Einant pasivaikščioti, ne ištisai kažką kalbėtis, kad būtinai rasti žodžius, o tiesiog tylint stebėti aplinką, stebėti žmonės, girdėti, ką jie nori tau pasakyti. Ir nelaukti, kad laimė ateis tada, kai turėsiu daug pinigų, tada, kai viskas pasikeis. Laimė yra dabar. Žiūrėti ne pro užuolaidą, o žiūrėti va taip tiesiai ten, kur spalvos ryškios. Va tai yra laimė. Gražios dienos, su jumis Eligija ir skaičių magija.